Ar esate kada susimąstę, kas parodo ir atskleidžia mūsų tapatybę? Gyvosios tradicijos. Ir jose užfiksuoti savitumą nusakantys, bei krašto kultūros ypatumus atpažinti padedantys ženklai, raktai, simboliai. Jie kaip vėliava telkia bendruomenę, tautą, valstybę. Laidų ciklas Lietuvos kodas pristato į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą įrašytas vertybės, tradicijas, reiškinius, išsaugojimo veiklų praktikas. Apie jas pasakoja vertybių saugotojai ir puoselėtojai. Būtent jie ir padės atskleisti, kas yra Lietuvos kodas. Iki mūsų dienų išsaugota ir praktikuojama Lietuvos totorių gastronominė tradicija siekia 13-16 amžių. Pagrindiniai jos elementai siejami su Aukso Ordos valstybe, Krymo chanatu ir totorių persikėlimu į dabartinę Lietuvos teritoriją 14 ir 15 amžių sandūroje. Šių kultūrinių mainų procese susiformavo unikalus derinys – Artimųjų rytų ir Centrinės Azijos stepių klajoklių virtuvė, kuriai įtaką darė tiurkų tautų, antikos, Bizantijos ir Osmanų bei Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gastronominės tradicijos. Gastronomija toks skambus turbūt žodis, mes tai vadiname paprasčiau, tai yra maistas kasdienis ir šventinis, kurį mes gaminame savo draugams, šeimai. Mes mokomės namuose, dabar gaminam namuose, su močiutėmis, su mama ir su vyru gaminam. Iš vis mūsų vyrai totoriai moka gaminti. Ir pyragus kepti, ir tą patį halvą, ir koldūnus, visada visą šeimą. Tai yra mūsų identitetas ir maistas, kaip ir kitos tradicijos, tai totorius turbūt be šito nebus totorius. Lietuvos totorių gastronomija išsiskiria maisto ruošimu kazane, vytintais mėsos gaminiais, įvairiais saldžiais ir nesaldžiais pyragais, pyragėliais, koldūnais, taip pat Juodosios jūros pakrančių gamtiniam regionui būdingais ingredientais. Totoriški valgiai riebūs bei sotūs, tradiciškai paisoma ir išpažįstamos religijos, islamo, maisto kultūros taisyklių. Gaminimui nenaudojama kiauliena, o gyvenantys pagal Korano nuostatus valgo tik specialiu būdu paskersto gyvulio, vadinama halal mėsą. Tai yra patiekalai, tikriausiai, kuriuos perdavė močiutės tėvai, kuriuos mes valgėme, kuriuos gaminame dabar ir labai tikimės, kad gamins ir mūsų vaikai. Iš to ir susideda totorių tradicijos šeimos ir kartu šeimininės gamybos tokios. Pagrindiniai patiekalai, aišku, tai yra koldūnai ir visokiausi pyragai. Labai daug iš žąsienos visokių patiekalų įdomu yra. Tie patys pyragai karšti. Arbūznikas, karštos mėsos pyragas, su antiena, su žąsiena, su aviena. Arbūznikas, arbūzas tai yra moliūgas. Tokie prisiminimai, kaip močiutė anksčiau kepdavo arbūzniką, arbūzų pyragą pečiui, tai iki šiol aš atsimenu, tas kvapas neapsakomas, mėsos ir moliūgo kvapas. Mūsų šeimoje jis buvo vadinamas tiesiog mėsos pyragas arba pyragas su mėsa, aviena arba veršiena, kuri buvo nemalama mėsmalė, o pjaustama tiesiog peiliais. Mano skaniausia buvo su aguonom ir cinamonu. Mamos skaniausia buvo su cinamonu ir varške, kas sugalvodavo į tą mėlyninį pyragą ir dėdavo. Kazane tai pagrinde gaminu plovą, sriuba totoriška šarupa dar verdama. Plovas tikrai nėra vien tik tai totoriškas patiekalas. Daugelis rytų šalių jį turi kaip tautinį patiekalą, tik tai šiek tiek gal jis yra kiekvienoje šalyje šiek tiek modifikuojamas arba papildomas tam tikrais priedais. Ir dabar kiek kalbu su savo bendradarbiais, draugais, tai beveik kiekvieno namuose jau yra kazanas. Mėgstami totoriški gėrimai yra arbata arba turkiško stiliaus kava su trupučiu kardamono ir cinamono. O žymiausias
Nors ir labai paprastas totoriškas gėrimas, kuriuo vaišinama per įvairias šeimos šventes, yra sita, medumi paskanintas vanduo, kartais aromatizuojamas mėtomis ar citrina. Su totorių gastronominė tradicija siejamas kai kurių daržovių ir valgomų augalų paplitimas Lietuvos teritorijoje – moliūgų, svogūnų, agurkų, ajerų. Po visą Lietuvą ir ne tik išplito ir dalis totoriškų valgių. Toks labai populiarus, aišku, patiekalas tai yra būtent šimtalapis, kuris paplito po visą Lietuvą. Tai yra būtent mūsų totorių, Lietuvos totorių, būtent LDK totorių yra tradicinis, tai yra paveldas. Totoriai gyvenantis Lenkijoje arba Baltarusijoje tokio patiekalo neturi. Bet iš mėsos labai daug. Pavyzdžiui, skilandis visi galvoja, kad čia lietuvių. Lietuvių išgalvoja, bet ne. Čia irgi nuo totorių, po to vytinta mėsa kaip basturma. Tai irgi va kaip išversti basturma. Padėti po balnu. Po balnu. Anksčiau dėdavo po balnu ir juodavo. Turėdavo ir druskos, ir padžiovindavo nuo temperatūros, ir suplodavo tą mėsą ir valgydavo vėliau. Paplito Lietuvoje pirmiečiai pyragėliai, bet tik tai kitų pavadinimų. Tai beliašai. Taip pat puikiai žinote turbūt čeburekus ir visi galvojate, kad tai yra Sovietų Sąjungos kaip ir gaminys. Bet čeburekas kilęs iš Krymo, totorių ir tenai pradžia, ta prasme, to čebureko yra. Čeburekai verčiasi mažas žalias pyragėlis. Žalis tai yra tiesiog žalia mėsa įeina. Ir aišku, jis neturi būti toks didelis. Čeburek tai turi būti maždaug delno dydžio ir vis nedaug tešlos. Balandėlį irgi. Anksčiau iš kopūstų niekas nedaro iš vynuogių lapų. O kai čia nerado tų vynuogių, iš ką daryti, kopūstai yra. Svarbi totorių gastronominės tradicijos dalis yra ne tik kasdienio ar šventinio, bet ir apeiginio maisto skirto laidotuvėms ar įvairiems minėjimams gaminimas. Pagrindinį jo asortimentą sudaro burokėlių sultinyje išvirti ir jame patiekiami jautienos ar veršienos kukuliai, saldus ryžių plovas, o Alytaus rajone iki šiol gaminamas ir štukamensas, gabalas virtos pjaustytos mėsos, patiekiamas su saldžiu karamelizuotų pupelių padažu. Ritualinis maistas tai yra kaip auka, tai kaip gėris už tą mirusį. Tai yra tradicija, taip, kad žmogus išeitų iš vakarienės sotus ir laimingas. Tai reiškia, buvo dosnus tas žmogus. Yra tokia tradicija ir laidotuvės, ir po namazo penktadieninio, arba čia kaip mišios, išdalinti taip vadinamą sodogą. Sodoga – tai savotiška saldi auka, dalijama tradicinių patiekalų ir saldumynų pavidale tam tikrų apeigų ir švenčių dalyviams. Lietuvos totorių gastronomijoje sodogai gaminama džaima, riebaluose kepti neraugintos tešlos paplotėliai, arba halva, tik ne riešutų ar saulėgrąžų, o verdama iš sviesto, miltų ir medaus. Ir močiutė gamina halvą, ir mama. Ir visada namuose buvo medus. Ir man tas gaminimas halvos, tai vaikystės prisiminimai turbūt. Negalima buvo mamai trukdyti. Čia buvo toks šventas dalykas. Sodogai skirta halva tradiciškai pjaustoma rombo formos gabalėliais. Gaminant šios skanėsto dideliam būriui žmonių, darbas nelengvas. Todėl neretai atliekamas vyrų. O štai įvairius tešlos lipdinius totorių šeimose dažniausiai ruošia moterys. To jos tradiciškai mokoma šeimoje. Be šitų pyragėlių iš tikrųjų nesivaizduojame savo nei vienos vaikystės šventės. Jos visą laiką mūsų šeimoje gamino mano mamos mama močiutė. Kai močiutės nebeliko, perėmiau šią tradiciją ir šios pyragėlius mūsų šeimoje dabar gaminu aš. Peremeč pyragėliai lipdomi apvalūs, viršuje paliekant didesnę ar mažesnę skylę ir kepami ypatingų būdų, kad išliktų sultingi. Tradiciniai totoriški koldūnai gaminami dideli ir su daug įdaro, kuris šiandien jau dažniau ruošiamas ne iš kapotos, o iš stambiai maltos mėsos, dedant į ją daug svogūnų, gardinant druska, pipirais bei mairūnų ir išmaišant viską šakute. Jokių būdų neminkoma rankomis, kad mėsa liktų puri. Tradiciškai
Kočielo nenaudojam. Visos sienelės turi būti plonos, bet ne per ploniausias, kad neplyštų verdant ir neišbėgtų sultinės. Totoriškų koldūnų pinutė turi būti plona ir daili. Pagal tai kadaise net rinkdavosi marčias. Anksčiau koldūnus gamindavo dažniausiai iš avienos, aišku, ir iš jautienos. Paįvairinimų darydavo su varške, o dar su bulvėmis ir žolelėmis. Tai yra žali svogūnai, krapai, apvirtos bulvės, supjaustytos ant burokinės starkos ir vadinasi kartopla arba bulvenikai. Aišku, toks pavadinimas nelabai lietuviškas, bet vietinė. Lietuvos totoriai dėja prarado jau savo gimtąją kalbą virš 300 metų atgal. Ir mes kalbam visom kalbom, kur gyvename. Na, valgomi totoriški koldūnai tik šaukštu ir būtinai patiekiami su krienais. Gerai paruoštų koldūnas laikomas tuo met, kai jį perkandus išbėga pilnas šaukštas sultinio. Aišku, kad iš mūsų kultūros nedaug liko, bet kulinarinis paveldas tai perduodamas iš kartos į kartą. Būna tokios ir kaip pamokos, kaip edukacija. Lieka ta išliekamoji tokia emocinė vertė, ne, kada tu išmokini totoriškų patiekalų Lietuvos gyventojus ir žinai, kad su jais ta gastronominė tradicija gyvuos toliau.